Sveikas, sveika. Aš Vygandas Rutkauskas. Ši meditacinė hipnozė skirta vidinio nerimo paleidimui, gilios emocinės pusiausvyros atkūrimui bei ryšio su savimi atstatymui. Rekomenduojama klausyti 7 vakarus iš eilės, o vėliau, kai tik pajausite poreikį grįžti į save ir nusiraminti. Tai ne tiesiog meditacija, tai tavo kelionė į save, kurioje pasąmonėje pradeda atsiminti savo natūralius ramybės ritmus. Jokių būdų tai nedarykite vairuodami ar užsiimdami kitą atsakingą veiklą. Skirkite pakankamai laiko pasiruošti aplinką, kad apie 20 minučių niekas jūsų netrukdytų. Būtent dabar kūnas taisosi, rengdamasis patogiausiai padėčiai, kurioje gera atsipalaiduoti. Gerai. Galbūt dabar kažkur giliai yra tas jausmas. Kad būtent dabar atėjo laikas viską paleisti ir paleisti kontrolę. Ir kol aš kalbu, tu tiesiog sau leidi. Leidi būti. Ir nieko nereikia keisti. Nereikia niekaip stengtis. Tiesiog leis sau stebėti tai, ką matai, girdi ir jauti. Įdomu, kad stebėti, jausti ir girdėti mes galime tik atmerktomis, tiek užmerktomis akimis. Tai praktiškai tas pats efektas, nors kartu visiškai kitas matymas, kiti pojūčiai ir kitas įsiklausymas. Būtent dabar gali pastebėti, ką matai. Galbūt lubas, gal užmerktas vokų šviesas, gal šešėlį sienoje. Tuo pačiu metu yra garsai, mano balsas, kvėpavimas, dar kažkokie, kažkur kambaryje, o galbūt giliau kažkur viduje. Galbūt jauti, kaip tavo kūnas liečia paviršių. Kuriomis būtent vietomis labiausiai jauti prisilietimą ar temperatūrą, gal tai pirštų galiukuose, ar tiesiog nugaroje, o galbūt dabar ryškus vidiniai pojūčiai. Pastebi savo kvėpavimą, šilumą arba vėsumą, o galbūt net širdies plakimą.
Ir net jei tuo pačiu metu bandai suvokti visas šitas pojūčių sroves, kažkuri iš jų ima ir tampa stipresnė arba silpnesnė. Ir tas noras viską fiksuoti, jis gali peraugti į pojūtį, kad būtent dabar nieko nereikia. Nereikia fiksuoti, nes viskas ir taip vyksta kaip visada. Savaime, visada taip, kaip išeina. Ir tai yra gerai. Ir net jei protas bando suvokti, kas čia vyksta, jis lyg prabunda ir vėl užsimiršta. Po tam tikrų momentų išsijungia. Nes kai per daug signalų sistema pasirenka vieną aiškiausią kryptį. Ta, kuri veda į gylį. Ir net jeigu nesi ten, tavo kvėpavimas palengva keičiasi. Ir jis keliauja būtent ten. Lėčiau, ritmingiau, giliau. Įsivaizduok, tarsi leistumėsi žemyn, laiptais arba takeliu. Kiekvienas žingsnis atpalaiduoja dar ir dar. Gali būti 10 žingsnių arba daugiau, tiek kiek reikia. Ir kiekvienas vis tolyn ir gilyn. 10. Giliau. 9. Ramiau. 8. Sunkiau kvėpuoti paviršutiniškai. Norisi maloniau, lengviau ir giliau. 7. Atsipalaiduoja kaklas, nugara, krūtinė, rankos ir kojos. 6. Akys jau užmerktos arba su maloniu sunkumu užsimerkia būtent dabar. 5. Mintys tampa rūku. 4. Lieka tik tai jausmas.
3 saugumo, 2 lengvumo, 1 ten, kur tu ir turi būti. Dabar. Buvo karta upė. Ji tekėjo per kalnus, pievas ir miestus. Kartais greitai, o kartais vos linkdama. Bet visada judėjo. Vieną dieną ji pateko į vietą, kur viskas sustoja. Nesuprato, kas tai. Užtvanka ar uola. Bet iš tikro tai buvo jos pačios baimė sustoti. Kai tik ji nustojo priešintis, vanduo vėl rado kelią per akmenis. Ir net per klampę žemę. Upė vėl pajudėjo. Upė vėl pajuto, kad kai atrodo, kad neįmanoma, kūnas žino, kaip judėti toliau. Protas leidžia. Kažkur gal tai senelių namuose, ten, kur kabėjo laikrodis, kuris net tada, kai sustodavo, vis tiek skleidė garsus. Garsas tarsi liko. Ir tas garsas pasąmonei ženklas, kad net sustojęs laikas yra laikas. Gilumai. Vėl grąžina tave savo. Savo vidinio laiko pojūčiams. Yra jėga kaip laukinis žirgas, kurio niekas negalėjo sutramdyti. Visi bijojo jo jėgos, bet vienas berniukas priėjo labai tyliai. Jis nieko nesakė, tiesiog stovėjo ir stovėjo. Žirgas nurimo. Kartais nereikia kovoti su nerimu. Reikia tiesiog būti su juo. Ir labai įdomu, kaip jis tampa tada tavo jėga. Ima jaustis visiškai kitoks laikas,
o galbūt tai tėkmė. Kiekviena upė randa savo kelią. Ji net nenutuokdama leidžiasi, sukasi, kartais greitėja, o kartais visiškai sulėtėja. Ir kuo ji siauresnė, tuo didesnis greitis, sraunumas, didesnė jėga. O kuo ji platesnė ir didesnė, tuo labiau sulėtėja, nurimsta. Tačiau tampa labai galinga. Ir vis tiek juda. Nors atrodo, kad stovi. Ir tai labai labai patogu. Patogu baltų gulbių šeimai. Vienišam smalsiam gandrui pakrantėje. Tekėdamas vanduo per didelį akmenį, atrodo, kad pakyla ir nusileidžia. Gali atrodyti, kad akmuo trukdo, užstoja, priešinasi. Tačiau jis ramus. Jis toks buvo visada. Ir dar tada, kai upė čia netekėjo. O kai jie atitekėjo, jie apkabino ir panardino akmenį savyje. Akmuo išliko ramus, toks pats, kaip ir buvo. Jo ramybėje ilsisi žuvys. Ir tai labai įdomu. Kaip jos greitai rado ramų užutekį. Ir kaip jos jaučia aplinkinės sroves. Laikrodis vis tiksi ir eina. Bet jau dabar tavo ritmu. Rytui užaušus prie upės atsigerti ateina žirgas. Jis gražus ir galingas stovi šalia tavęs. Kaip laukinė tavo jėga. Kaip tada vaikystėje, bėgant pievą ir visiškai nesvarbu, kur tave neši. Buvo tiesiog gera, ramu ir viskas atrodė labai labai gerai. Gali jaustis tą akimirką tarsi tada. Ir ta emocija
ir kažkur giliai gali atrasti tą energiją, kuri teka ir neša. Kaip tada, taip kaip reikia. Ir reikia leisti būti ramiai ir tyliai, tarsi akmeniui, o galbūt kažkam kaip upe, galbūt kaip gulbei. Kažkas prabudęs tarsi žirgas atsikers iš būtent to šaltinio ir atgaus jėgas. Upė padaro dar vieną vingį, o galbūt kilpą. Ir tą, ką matai priekyje ir už savęs. Viskas gali būti labai labai panašu. Ir tuo pačiu nauja ir kitaip. Atrodo, kad visiškai nesiskiria krantai ir akmenys. Bet ten jau kita srovė ir kita jėga. Ir tai, kas buvo pradžioje, dabar jau to nėra. Ir tai, kas yra dabar, atrodo lygiai taip pat. Bet iš tikrųjų yra nauja ir kitaip. Ir ten bus dar viena kilpa. Ir atrodys lygiai taip panašiai. Ir smagu žinoti, kad viskas bus kitaip. Ir bus naujai. Ir su kita jėga. Viskas juda tolyn ir tolyn. Tik akimirka, kurią pagauni savo ramybės būsenoje. Ir kiekvieną kartą, kai išklausysi šią meditaciją, tavo kūnas prisimins, kaip iš giliai būti geriau. Ir tavo pasąmonė pasirinks daug greičiau. Pokytis taps vis malonesnis ir natūralesnis. Nuo šiol, kaip kiekvieną kartą klausysi savo kvėpavimo, prisiminsi, kad ramybė visada pasiekiama. Tau jos nereikia ieškoti. Ji ieško tavęs. Ji geria tave. Ji tiesiog gali būti priekyje, šone, už posūkio, galbūt padariusi kilpą. Ir dabar,
kai po kelių akimirkų pradėsi grįžti, gali pastebėti, kad net grįžtant ramybė lieka. Vienas. Du. Trys. Šiek tiek daugiau pojūčių. 4. Sugrįžta budrumas. 5. Tampi vėl sąmoningas, pailsėjęs ir geros nuotaikos. Ir kai tik būsi pasiruošęs, atmerk akis. Tiesiog leis sau likti ten, kur esi, su šiais naujais pojūčiais. Ir pojūčiu, kad tau tiesiog pavyko. Ačiū. Dar kartą rekomenduoju klausyti šios meditacijos 7 vakarus iš eilės. Ir kartu leis sau pajausti, kaip keičiasi tavo nervų sistema, kvėpavimas, o gal ir gyvenimas.